Pabudusi Žemė – mokslinės fantastikos apsakymas. Įžanga. Žmonija visada žvelgia į dangų su klausimu, kuris lydėjo ją nuo pirmųjų žingsnių. Ar visata turi kitų sąmonės formų? Ar žvaigždžių tyla slepia gyvybę, kuris stebi mus iš tolimų pasaulių? Šis klausimas skambėjo tūkstančius metų, tačiau atsakymas visada slydo iš rankų. Vieną naktį ši tyla įgavo ritmą. Iš pradžių jis buvo vos juntamas, tarsi švelnus virpėjimas, kuris sklinda iš tolimos erdvės. Vėliau jis tapo aiškesnis, gilesnis, labiau struktūruotas. Tai buvo pirmasis ženklas, kad visata ruošiasi prabilti. Niekas dar nežinojo, kad šis ritmas taps pradžia istorijos, kuri pakeis žmonijos suvokimą apie save, apie Žemę ir apie vietą, kurią užimame kosmose. Tai buvo akimirka, kai pasaulis priartėjo prie slenksčio, už kurio laukė nauja era. Ir šis slenkstis jau buvo atvertas. Pirmoji dalis. Pirmasis ženklas – naktis buvo rami, tokia, kokios dažnai būna pavasario pradžioje, kai oras dar turi žiemos aštrumo, bet jau kvepia artėjančio atgimimu. Virš kalnų kilo lėtas, švarus mėnulio diskas, o observatorijos kupolas tyliai sukinėjosi, sekdamas dangaus judėjimą. Mokslininkas vardu Elijas, vienas iš tų žmonių, kurie daugiau laiko praleidžia su žvaigždėmis nei su žmonėmis, sėdėjo prie monitorių ir stebėjo duomenų srautą. Tai buvo įprasta naktis, bent jau taip atrodė, staiga vienas iš ekranų suvirpėjo. Nestipriai, tik tiek, kad Elijas pakeltų akis. Radio teleskopas užfiksavo ritmingą impulsą. Iš pirmo žvilgsnio jis priminė pulsaro signalą, tačiau pulsarai yra tikslūs, tarsi kosminiai laikrodžiai, o šis ritmas turėjo keistą, vos juntamą svyravimą. Elijas priartino duomenis ir pajuto, kaip jo nugarą perbėga šaltas virpulys. Impulsai kartojosi kas kelias sekundės, bet tarp jų buvo nedidelis, vos pastebimas nukrypimas. Tarsi kažkas bandytų imituoti natūralų reiškinį, bet nesugebėtų išlaikyti tobulo tikslumo. Jis įrašė signalą ir paleido jį sulėtintai. Garsas priminė širdies dūžį, tik ne organišką, o metalinį, lyg sklindantį iš didžiulio tuščio koridoriaus. Elijas pajuto, kad tai nėra atsitiktinumas. Tai ne triukšmas, ne foninė spinduliuotė, ne pulsaras. Tai buvo kažkas kita, jis išsiuntė duomenis kolegoms, tačiau atsakymų nesulaukė. Naktis buvo gili, o dauguma jų jau miegojo. Elijas liko vienas su signalu, kuris kartojosi ir kartojosi, tarsi kažkas anapus žvaigždžių bandytų pasakyti žodį, kurio žmonės dar nemoka suprasti. Ryte observatorijoje kilo šurmulis. Mokslininkai rinkosi prie ekranų, lyg būtų aptikę naują kometą ar supernovą. Tačiau šis reiškinys buvo kitoks. Jis neturėjo aiškios kilmės, neturėjo krypties, neturėjo jokio žinomo astronominio paaiškinimo. Signalas sklido iš tuščios dangaus srities, kurioje nebuvo nei žvaigždžių, nei galaktikų, tik tamsa, pasaulis dar gyveno savo ritmu. Žmonės skubėjo į darbus, vaikai ėjo į mokyklas, miestai alsavo įprastu triukšmu. Niekas nežinojo, kad tą naktį, kai Elijas klausėsi keisto ritmo, prasidėjo istorija, kuri pakeis žmonijos suvokimą apie save ir apie visatą. Signalai tęsėsi dar kelias dienas. Jie stiprėjo, ritmas darėsi aiškesnis, tarsi kažkas artėtų. Elijas pradėjo pastebėti, kad impulsai sudaro seką, kuri primena kalbą. Ne žodžius, ne sakinius, o struktūrą, kuri turi pradžią, vidurį ir pabaigą. Tai buvo tarsi pasikartojantis pranešimas, siunčiamas vėl ir vėl, kantriai, be skubos. Vieną vakarą, kai observatorijoje liko tik keli žmonės, signalas staiga nutrūko. Ekranai nutilo, o tyla buvo tokia gili, kad atrodė, jog net žvaigždė sustojo. Elijas pajuto, kad kažkas pasikeitė. Ne danguje, o pačiame ore, tarsi pasaulis būtų sulaikęs kvapą. Ta akimirka niekas dar nesuprato, kad tai buvo tik pirmasis ženklas. Pirmasis žingsnis į susitikimą, kuris laukė žmonijos. Pirmasis atodusis istorijos, kuri netrukus įsiskleis visų savo mastu. Antroji dalis – atvykimas. Ramiojo vandenyno paviršius tą vakarą buvo neįprastai ramus. Jis priminė juodą veidrodį, kuriame žvaigždės atrodė ryškesnės nei įprastai. Vandenynas alsavo lėtu, giliu ritmu, tarsi būtų įsiklausęs į kažką, kas artėja iš toli. Ore tvyrojo keistas lengvumas, kurio niekas nepastebėjo, bet kurį būtų galima pajusti, jei sustotum ir leistum savo įsiklausyti. Virš vandens pasirodė šviesa, ji kilo lėtai,
tarsi būtų išaugusi iš paties vandenyno gelmių. Iš pradžių švytėjimas buvo silpnas, tačiau greitai tapo aišku, kad tai nėra žvaigždžių atspindys ar atmosferos reiškinys. Šviesa plėtėsi tolygiai, jos kraštai pulsavo švelnia mėlyna spalva, kuri priminė giliausius vandenyno sluoksnius. Atrodė, kad erdvė pati atsiveria, leisdama pasirodyti tam, kas slypi anapus. Švytėjimas virto forma, ji buvo organiška, tarsi sudaryta iš šviesos ir materijos vienu metu. Paviršius pulsavo ritmingai, spalvos keitėsi nuo sidabrinės iki giliai mėlynos, o kontūrai priminė gyvą audinį, kuris kvėpuoja. Objektas kabėjo virš vandens visiškai tyliai. Jo buvimas buvo toks stabilus, kad net vandenyno paviršius aplink jį tapo tamsesnis, lyg šviesa būtų traukiama į vidų. Palydovai akimirksniu nukreipė kameras į šią vietą. Kariniai laivai gavo įsakymus judėti link koordinatų. Žiniasklaida pradėjo spėlioti, kas vyksta, tačiau niekas neturėjo atsakymų. Objektas nesiuntė jokio garso, jokio signalo, jokio judesio. Jis tiesiog egzistavo, lyg būtų įaugęs į erdvę, kurioje pasirodė. Jo buvimas priminė akį, kuris stebi pasaulį iš didžiulio atstumo, bet mato viską. Mokslininkai analizavo duomenis ir stebėjo, kaip objektas išlaiko tobulą stabilumą. Jis kabėjo taip tiksliai, tarsi būtų pritvirtintas prie nematomos struktūros, kurios žmonės dar nesupranta. Jo pulsavimas buvo ritmingas, lėtas, primenantis kvėpavimą. Atrodė, kad objektas ne tik egzistuoja, bet ir klausosi. Tuo metu Elijas, tas pats mokslininkas, kuris pirmasis išgirdo keistą ritmą, sėdėjo prie monitoriaus ir stebėjo naujus duomenis. Jo viduje kilo jausmas, kurio jis negalėjo nuslopinti. Signalas, kurį jis girdėjo prieš kelias dienas, buvo susijęs su tuo, kas dabar kabėjo virš vandenyno. Tai buvo nuoseklus įvykis, vedantis į šią akimirką. Elijas suprato, kad žmonija ką tik tapo liudininkė įvykio, kuris peržengė jos pačios ribas. Objektas virš ramiojo vandenyno skleidė tylų, bet nepaprastai aišku buvimą. Jo šviesa, jo pulsavimas ir jo nejudantis stabilumas bylojo apie atvykimą, kuris pakeis pasaulio suvokimą apie visatą. Tai buvo akimirka, kai tapo aišku, kad žmonija nebėra vienintelė sąmoninga jėga šiame kosminėme lauke. Ir nors pasaulis dar tik bandė suvokti, kas vyksta, kažkur giliai, po visais baimės ir nuostabos sluoksniais, gimė naujas jausmas. Tai buvo suvokimas, kad prasidėjo kelionė, kurios krypties žmonės dar nesupranta, bet kurios sustabdyti jau nebegali. Trečioji dalis. Pirmasis susitikimas. Rytas virš ramiojo vandenyno buvo šviesus ir skaidrus. Saulė kilo lėtai, jos spinduliai slydo vandens paviršiumi ir atsispindėjo nuo švytinčio objekto, kuris vis dar kabėjo virš bangų. Naktį jis nejudėjo nė per plauką. Atrodė, kad laikas jam neturi jokios reikšmės. Jis tiesiog buvo, tarsi būtų tapęs naujų dangaus kūnų, įrašytų į pasaulio peizažą. Į šią vietą atvyko mokslininkų komanda. Laivas judėjo atsargiai, lėtai, tarsi bijotų sutrikdyti trapų balansą tarp žmogaus ir to, kas atvyko iš anapus. Komandą sudarė keli žmonės, tačiau jų akys krypo į vieną figūrą. Tai buvo Elijas. Jo veidas buvo ramus, bet akyse degė susikaupimas. Jis jautė, kad šią akimirką yra ne tik mokslinis įvykis, bet ir žingsnis į visiškai naują žmonijos etapą. Laivas sustojo maždaug už kelių šimtų metrų nuo objekto. Vanduo aplink jį buvo neįprastai tamsus, lyg būtų prisisunkęs šviesos, kuris sklido iš viršaus. Komanda iškėlė mažą platformą, ant kurios stovėjo prietaisai, skirti fiksuoti bet kokį signalą. Tačiau Elijas žinojo, kad tikrieji atsakymai nebus išgirsti per antenas ar ekranus. Jis jautė, kad kontaktas, jei įvyks, bus kitoks. Kai platforma priartėjo prie objekto, šviesa aplink jį suintensyvėjo. Ji neakino, o švelniai apgaubė erdvę, tarsi kviesdama. Komanda sustingo. Niekas nedrįso žengti žingsnio be Elijo ženklo. Jis įkvėpė giliai ir pajuto, kaip oras aplink jį tampa sunkesnis. Tankesnis, lyg prisotintas energijos. Tada įvyko pirmasis kontaktas. Ne garsas, ne žodis, ne judesys. Į Elijo sąmonę įsiliejo vaizdinys. Jis nebuvo panašus į sapną ar prisiminimą. Tai buvo tiesioginė patirtis, kuri aplenkė kalbą ir logiką. Jis pamatė žvaigždžių žemėlapius, kuriuose buvo pažymėtos kelios dešimtys pasaulių. Pamatė civilizacijas, kurios kilo ir žlugo, jų miestus, jų technologijas, jų klaidas.
Pamatė evoliucijos ciklus, kurie kartojosi visoje galaktikoje. Tarsi didžiulis, sudėtingas ritmas, jungiantis gyvybę į vieną visumą. Vaizdiniai buvo tokie aiškus, kad Elijas pajuto, kaip jo kūnas sustingsta. Jis ne tik matė, bet ir suprato. Ateiviai nebandė įbauginti ar dominuoti. Jie rodė istoriją. Jie rodė kelią, kuriuo ėjo kitos civilizacijos. Jie rodė, kas laukia, jei žmonija pasirinks tą patį kelią. Komanda matė, kaip Elijas sustingo, kaip jo žvilgsnis tapo gilus ir tolimas. Jie nežinojo, kas vyksta jo viduje, tačiau suprato, kad kontaktas įvyko. Objektas pulsavo švelniai, tarsi derindamas savo ritmą prie žmogaus sąmonės. Kai vaizdiniai baigėsi, Elijas atsimerkė. Jo veidas buvo pasikeitęs. Ne iš baimės, ne iš šoko, o iš suvokimo. Jis jautė, kad jo viduje atsivėrė naujas horizontas, kurio jis negalės užverti. Jis žinojo, kad tai, ką pamatė, turi būti perduota žmonijai. Ne kaip grėsmė, o kaip perspėjimas. Kaip žinia, kurią kažkas siunčia iš tolimų žvaigždžių, tikėdamasis, kad ji bus suprasta. Objektas virš vandens pulsavo lėtai, ramiai. Jo šviesa tapo švelnesnė, tarsi būtų patenkintas tuo, kas įvyko. Tai buvo pirmasis susitikimas. Ne žodžiais, o sąmonė. Ne technologija, o patirtimi. Ir Elijas suprato, kad tai tik pradžia. Ateiviai atvyko ne tam, kad parodytų savo galią. Jie atvyko tam, kad parodytų kelią. 4 dalis. Žemės paslaptis. Elijas grįžo į laivą tylus. Jo žvilgsnis buvo gilus, tarsi jis vis dar matytų vaizdinius, kurie užliejo jo sąmonę. Komanda laukė jo žodžių, tačiau jis kurį laiką tylėjo. Atrodė, kad jis bando surikiuoti mintis, kurios buvo per didelės, kad tilptų į įprastus sakinius. Objektas virš vandens pulsavo lėtai, ramiai. Jo šviesa priminė kvėpavimą, kuris jungė visą erdvę aplink jį. Atrodė, kad jis laukia. Neskubina, neverčia, o tiesiog laukia, kol žmonės supras, ką jiems buvo parodyta. Elijas pagaliau prabilo. Jo balsas buvo tylus, bet tvirtas. Jis pasakojo apie žvaigždžių žemėlapius, apie civilizacijas, kurios kilo ir žlugo, apie ritmą, kuris jungia gyvybę visoje galaktikoje. Tačiau svarbiausia buvo tai, ką jis pajuto pabaigoje. Ateiviai parodė ne tik praeitį ir ne tik kitų pasaulių istorijas. Jie parodė Žemę. Vaizdinys buvo toks aiškus, kad Elijas jį prisiminė iki smulkiausios detalės. Žemė buvo pavaizduota kaip gyvas organizmas. Ne metaforiškai, o tiesiogiai. Planeta turėjo struktūrą, kuri priminė sąmonės užuomazgą. Tai buvo tarsi branduolys, kuris miega, bet turi galimybę pabusti. Ateiviai vadino jį miegančiu branduoliu. Jis nebuvo žmogaus ar gyvūno sąmonė. Tai buvo kitokia, gilesnė, platesnė sąmonė, kuri jungė visus planetos procesus į vieną visumą. Komanda klausėsi su nuostaba. Mintis, kad planeta gali turėti sąmonės formą, buvo tokia didelė, kad ją reikėjo priimti lėtai. Tai nebuvo teorija ar spėjimas. Tai buvo vaizdinys, perduotas tiesiogiai, be žodžių, be interpretacijų. Ateiviai rodė tai, ką jie mato. Jie matė Žemę kaip gyvą būtybę, kurios sąmonė dar tik bręsta. Elijas paaiškino, kad miegančio branduolio būsena nėra amžina. Ateiviai parodė, kad planeta gali pabusti. Tai įvyksta tik tada, kai civilizacija, gyvenanti jos paviršiuje, pasiekia tam tikrą brandą. Ne technologinę, o vidinę brandą, kuri leidžia suprasti, kad gyvybė yra ne atskiri organizmai, o viena sistema, kurioje kiekvienas veiksmas turi pasekmes visumai. Komanda pajuto, kaip ši mintis keičia jų pačių suvokimą. Žemė nebuvo tik fonas, nebuvo tik namai, nebuvo tik ištekliai. Ji buvo gyva, ji klausėsi, ji laukė. Objektas virš vandens pulsavo švelniai, tarsi patvirtindamas Elijo žodžius. Jo šviesa tapo gilesnė, sodresnė, lyg būtų susieta su pačiu vandenyno ritmu. Atrodė, kad ateiviai ne tik stebi Žemę, bet ir bendrauja su ja. Ne per technologiją, o per sąmonę, kuri jungia visą planetą. Elijas pajuto, kad ši žinia yra tik pradžia. Ateiviai atskleidė ne viską. Jie parodė tik tiek, kiek žmonija gali priimti pirmame žingsnyje. Tačiau už šios žinios slypėjo daug daugiau. Tai buvo kvietimas pažvelgti į Žemę naujai. Ne kaip į objektą, o kaip į partnerę. Kaip į būtybę, kuri turi savo ritmą, savo istoriją ir savo ateitį. Ir Elijas suprato, kad ateiviai atvyko ne tam, kad pakeistų žmoniją,
Jie atvyko tam, kad parodytų, kas slypi po mūsų kojomis, kas alsuoja po žemės pluta, kas laukia savo momento. Tai buvo žemės paslaptis. Paslaptis, kuri dabar priklausė ne tik ateiviams, bet ir žmonijai. 5 dalis. Konfliktas. Žinia apie pirmąjį kontaktą pasklido po pasaulį greičiau nei bet kuris mokslinis atradimas. Žmonės stebėjo švytintį objektą virš Ramiojo vandenyno ir bandė suprasti, ką jis reiškia. Vieni jautė nuostabą, kiti nerimą, o dalis visuomenės patyrė sumišimą, kuris kilo iš nežinomybės. Pasaulis buvo įpratęs prie technologijų, prie mokslo pažangos, tačiau šis įvykis peržengė visus iki tol žinomus rėmus. Vyriausybės rengė posėdžius, kuriuose dalyvavo mokslininkai, kariškiai ir patarėjai. Kiekvienas jų turėjo savo požiūrį. Vieni matė galimybę, kiti jautė grėsmę. Diskusijos virto ilgomis naktimis, kupinomis įtampos ir prieštaringų nuomonių. Kai kurie lyderiai ragino išlaikyti ramybę ir stebėti situaciją, kiti siekė imtis veiksmų, kurie parodytų žmonijos pasirengimą bet kokiam scenarijui. Žiniasklaida kūrė savo pasakojimus. Vieni kanalai kalbėjo apie naują žmonijos etapą, apie galimybę išmokti tai, ko niekada nebūtume atradę patys. Kiti kėlė klausimus apie saugumą, apie tai, kaip pasikeis pasaulio tvarka, jei ateiviai turi žinių, kurios pranoksta viską, ką žmonija yra sukūrusi. Socialiniai tinklai virto milžiniškų srautų emocijų, spėlionių ir baimių. Tuo metu mokslininkų bendruomenė stengiasi išlaikyti aiškų protą. Jie analizavo Elijo perduotą informaciją ir bandė suprasti miegančio branduolio prasmę. Mintis, kad planeta turi sąmonės užuomazgą, atvėrė visiškai naują mąstymo lauką. Tai buvo ne tik mokslinis klausimas, bet ir filosofinis. Ką reiškia gyventi ant būtybės, kuri turi savo ritmą ir savo galimą pabudimą? Kokia yra žmonijos vieta tokioje sistemoje? Vis dėlto visuomenė suskilo. Viena dalis žmonių jautė artumą ateiviams. Jie matė juose mokytojus, kurie atvyko pasidalyti žiniomis ir padėti suprasti pasaulio prigimtį. Kita dalis jautė nerimą. Jiems atrodė, kad ateiviai gali turėti tikslų, kurių žmonija dar nesupranta. Šis skirtumas tarp dviejų požiūrių augo kasdien, kol virto politinė įtampa. Kariuomenės pradėjo judėti, ne puolimui, o pasirengimui. Laivai ir lėktuvai buvo dislokuoti taip, kad galėtų reaguoti į bet kokį pokytį. Tai sukūrė atmosferą, kurioje kiekvienas sprendimas tapo svarbus. Žmonės jautė, kad pasaulis stovi ant slenksčio, kurio kryptis dar nėra aiški. Elijas stebėjo šiuos įvykius su nerimu. Jis jautė, kad ateivių perduota žinia buvo aiški. Jie rodė kelią, kuris veda į brandą, o ne į konfliktą. Tačiau žmonija vis dar gyveno savo įpročiais. Savo baimėmis, savo istorijomis. Elijas suprato, kad ateiviai laukia. Jie stebi, kaip žmonija reaguos į pirmąjį kontaktą ir vertina, ar ji pasirengusi žengti kitą žingsnį. Objektas virš Ramiojo vandenyno pulsavo taip pat ramiai kaip pirmąją dieną. Jo šviesa nepakito, jo ritmas išliko tolygus. Atrodė, kad jis yra tvirtas taškas pasaulio chaose, tarsi ramybės centras, kuris primena, kad tikrasis atsakymas slypi ne ginkluose ir ne politikoje, o gebėjime suprasti. Ir pasaulis, nors ir suskilęs, vis tiek žvelgia į tą švytintį kūną virš vandenyno. Jis tapo veidrodžiu, kuriame atsispindėjo žmonijos vidinė būsena. Vieni matė galimybę, kiti matė pavojų, o pati planeta, tyliai alsuodama savo miegančių branduolių, laukė, kokį kelią pasirinks jos gyventojai. 6 dalis. Ateivių tikroji misija. Objektas virš Ramiojo vandenyno išliko toks pat ramus kaip pirmąją dieną. Jo šviesa pulsavo lėtai, tarsi būtų susieta su pačiu vandenyno ritmu. Šis pastovumas kūrė jausmą, kad ateiviai turi aiškų tikslą ir kryptį. Jie nejudėjo, nes jų buvimas jau buvo žinia. Jie laukė, kol žmonija išmoks skaityti tai, kas perduodama ne žodžiais, o buvimu. Elijas vis dažniau grįždavo prie vaizdinių, kuriuos patyrė pirmojo kontakto metu. Jis jautė, kad ateiviai parodė tik dalį istorijos. Vaizdiniai apie žvaigždžių žemėlapius ir civilizacijų ciklus buvo įvadas, o tikroji žinia slypėjo gilesnėme sluoksnyje. Jis pradėjo analizuoti ritmą, kuriuo pulsavo objektas. Šis ritmas priminė kvėpavimą, kuris jungia gyvybę visoje galaktikoje. Tai buvo tarsi universalus kodas, kuriuo ateiviai dalijosi su pasauliu. Vieną rytą, kai saulė kilo virš vandenyno, objektas pakeitė savo šviesos intensyvumą.
Tai nebuvo staigus pokytis, o lėtas, tolygus perėjimas į gilesnę, sodresnę spalvą. Komanda pajuto, kad tai yra ženklas. Ateiviai ruošėsi perduoti kitą žinią. Elijas atsistojo ant laivo denio ir pajuto, kaip ore atsiranda lengvas virpėjimas. Tai buvo tas pats pojūtis, kurį jis jautė pirmojo kontakto metu. Jis užsimerkė ir leido vaizdiniams užlieti sąmonę. Šį kartą jie buvo aiškesni, tikslesni, labiau struktūruoti. Jis pamatė ateivių pasaulį. Tai buvo planeta, kurioje šviesa ir materija egzistavo vienoje būsenoje. Miestai priminė gyvus organizmus, kurie augo kartu su savo gyventojais. Technologijos buvo paremtos sąmonės ir energijos sąveika. Ateiviai gyveno ritmu, kuris jungė juos su planeta, su žvaigždėmis ir su visomis gyvybės formomis, kurias jie sutiko kelionėse. Tačiau šis pasaulis išnyko. Vaizdiniai parodė lėtą, bet neišvengiamą procesą, kuris prasidėjo nuo vidinių nesutarimų. Civilizacija prarado ryšį su savo planetos ritmu. Technologijos tapo galingesnės už supratimą, o sprendimai prarado ryšį su visuma. Ateiviai rodė, kaip jų pasaulis prarado pusiausvyrą. Tai nebuvo staigus žlugimas. Tai buvo ilgas procesas, kuriame kiekvienas žingsnis tolino juos nuo harmonijos, kurią jie kadaise turėjo. Kai jų planeta pasiekė ribą, ateiviai priėmė sprendimą. Jie sukūrė keliojančią sąmonės formą, kuri galėjo judėti per žvaigždes ir ieškoti pasaulių, kuriuose gyvybė dar turi galimybę išlaikyti pusiausvyrą. Ši kelionė tapo jų misija. Jie neieškojo naujų namų. Jie ieškojo civilizacijų, kurios gali išvengti to paties likimo. Elijas pajuto, kaip vaizdiniai susilieja į vieną aiškią mintį. Ateiviai atvyko į Žemę, nes joje jie pamatė galimybę. Žmonija dar turi šansą išlaikyti ryšį su savo planeta. Miegančio branduolio būsena yra ženklas, kad Žemė turi potencialą pabusti ir tapti sąmoningą visumą. Ateiviai siekia padėti žmonijai suprasti šį procesą ir pasiruošti pokyčiui, kuris gali pakeisti visą civilizacijos kryptį. Kai vaizdiniai baigėsi, Elijas atsimerkė. Jo žvilgsnis buvo ramus, bet kupinas atsakomybės. Jis suprato, kad ateiviai ne tik stebi. Jie dalijasi savo istoriją, kad žmonija galėtų išvengti klaidų, kurios sunaikino jų pačių pasaulį. Objektas virš vandenyno pulsavo švelniai, tarsi patvirtindamas šią žinią. Jo ritmas priminė kvietimą suprasti, kad tikroji pažanga slypi ne technologijose, o gebėjime išlaikyti ryšį su planeta, kuri suteikia gyvybę. Ir Elijas pajuto, kad ateivių misija yra aiški. Jie keliauja po galaktiką tam, kad perduotų žinią apie pusiausvyrą. Žemė tapo jų naujuoju sustojimu, o žmonija tapo civilizacija, kuriai jie suteikė galimybę pasirinkti kitą kelią. 7 dalis – žmonijos pasirinkimas. Žinia apie ateivių misiją pasklido po pasaulį ir sukėlė dar didesnį sujudimą. Mokslininkai, politikai, filosofai ir paprasti žmonės bandė suvokti, ką reiškia galimybė išvengti likimo, kuris ištiko kitą civilizaciją. Ateiviai parodė savo istoriją ne tam, kad sukeltų baimę, o tam, kad atvertų kelią supratimui. Ši žinia tapo veidrodžiu, kuriame žmonija pamatė savo pačios kryptį. Vyriausybės pradėjo rengti tarptautinius susitikimus. Šį kartą diskusijos buvo gilesnės. Jose dalyvavo ne tik kariškiai ir politikai, bet ir mokslininkai, kurie suprato miegančio branduolio prasmę. Jie kalbėjo apie planetos ritmą, apie galimą pabudimą, apie tai, kaip žmonijos sprendimai gali paveikti visą Žemės ateitį. Šios diskusijos virto ilgomis valandomis, kupinomis klausimų, kuriems dar nebuvo atsakymų. Tuo metu ateiviai išliko ramūs. Objektas virš vandenyno pulsavo tuo pačiu ritmu, kuris priminė kvietimą. Jis nesiuntė naujų vaizdinių, tačiau jo buvimas tapo nuolatiniu priminimu, kad laikas rinktis artėja. Ateiviai laukė, kol žmonija pati nuspręs, kokiu keliu nori eiti. Mokslininkai gavo prieigą prie dalies ateivių žinių. Tai nebuvo technologijos, kurias galima panaudoti kaip ginklus ar įrankius dominavimui. Tai buvo žinios apie energijos ciklus, apie planetų pusiausvyrą, apie sąmonės struktūras, kurios jungia gyvybę į vieną visumą. Šios žinios atvėrė naują mąstymo lauką. Žmonės pradėjo suprasti, kad tikroji pažanga slypi gebėjime išlaikyti ryšį su planeta, o nesiekė ją valdyti. Visuomenė reagavo įvairiai. Vieni jautė įkvėpimą. Jie matė ateivių žinioje galimybę sukurti pasaulį, kuriame technologijos ir gamta egzistuoja viename ritme. Kiti jautė nerimą,
Jiems atrodė, kad tokios žinios gali pakeisti visą pasaulio tvarką. Šis skirtumas tarp dviejų požiūrių augo, tačiau kartu augo ir suvokimas, kad sprendimas turi būti priimtas bendru sutarimu. Elijas tapo vienu iš pagrindinių balsų šiose diskusijose. Jis pasakojo apie vaizdinius, kuriuos patyrė, ir apie ateivių misiją. Jo žodžiai buvo ramūs, bet tvirti. Jis kalbėjo apie pusiausvyrą, apie galimybę išvengti klaidų, apie miegančio branduolio prasmę. Jo pasakojimai jungė mokslą ir patirtį, todėl žmonės juo pasitikėjo. Pasaulis pradėjo suvokti, kad ateiviai suteikė ne tik žinias, bet ir atsakomybę. Žmonija turėjo apsispręsti, ar nori priimti šią žinią ir žengti į naują etapą, ar likti kelyje, kuris veda į susiskaldimą ir praradimą. Šis pasirinkimas tapo kertiniu momentu visai civilizacijai. Objektas virš vandenyno pulsavo tuo pačiu ritmu, kuris lydėjo visą šią kelionę. Jo šviesa priminė širdies dūžį, kuris jungė visą planetą į vieną visumą. Atrodė, kad ateiviai laukia ne žodžių, o vidinio sprendimo, kuris gimsta ne politikoje, o žmonių sąmonėje. Ir pasaulis pajuto, kad artėja akimirka, kai reikės apsispręsti. Šis sprendimas nulems ne tik santykį su ateiviais, bet ir pačios Žemės ateitį. Miegančio branduolio ritmas tyliai alsavo po Žemės pluta, tarsi primindamas, kad planeta klausosi. Žmonija stovėjo prieš pasirinkimą, kuris gali pakeisti visą jos istoriją. 8 dalis. Didysis lūžis. Pasaulis artėjo prie ribos, kurią buvo sunku apibrėžti žodžiais. Ateivių žinia jau buvo pasklidusi po visas žemynų sostinės, universitetus, tyrimų centrus ir paprastų žmonių namus. Kiekvienas žmogus, kuris žvelgė į švytintį objektą virš ramiojo vandenyno, jautė, kad ši akimirka turi ypatingą svorį. Tai buvo metas, kai žmonija turėjo apsispręsti, kokia kryptimi nori judėti. Visuomenės viduje kilo dvi aiškios srovės. Viena jų siekė suprasti ateivių žinią ir priimti ją kaip galimybę. Šie žmonės kalbėjo apie pusiausvyrą, apie ryšį su planeta, apie naują mąstymo būdą, kuris gali sukurti harmoningą ateitį. Kita srovė jautė nerimą. Ji kėlė klausimus apie valdžią, apie kontrolę, apie tai, kaip pasikeis pasaulio tvarka, jei žmonija priims ateivių žinias. Šios dvi srovės augo kaip dvi bangos, kurios artėjo viena prie kitos. Politikai bandė išlaikyti tvarką, tačiau jų žodžiai vis dažniau skambėjo kaip bandymas suvaldyti audrą, kuri kyla iš pačios visuomenės gelmių. Kariuomenės išlaikė pasirengimą, tačiau jų buvimas tik dar labiau stiprino įtampą. Žmonės jautė, kad pasaulis stovi ant slenksčio, kuriame kiekvienas sprendimas gali tapti istoriniu. Tuo metu objektas virš vandenyno pakeitė savo šviesos ritmą. Pulsavimas tapo intensyvesnis, spalvos įgavo gilesnį atspalvį. Atrodė, kad ateiviai siunčia naują ženklą. Ne žodžiais, o energija, kuris sklido į visas puses. Šis pokytis sukėlė dar didesnį sujudimą. Mokslininkai stebėjo duomenis ir matė, kad šviesos ritmas primena struktūrą, kurią Elijas patyrė pirmojo kontakto metu. Tai buvo kvietimas. Elijas pajuto, kad ateiviai laukia žmonijos sprendimo. Jis stovėjo ant laivo denio ir žvelgė į švytintį kūną virš vandens. Jo viduje kilo jausmas, kad ši akimirka yra lūžio taškas. Ateiviai parodė savo istoriją, parodė Žemės potencialą, parodė kelią, kuris veda į pusiausvyrą. Dabar jie laukė, kol žmonija pati pasirinks. Tuo metu pasaulyje kilo chaosas. Miestuose vyko protestai, kuriuose žmonės reiškė savo baimes ir viltis. Vieni laikė plakatus, kuriuose ragino priimti ateivių žinią. Kiti reikalavo atsiriboti ir išlaikyti savarankiškumą. Šios dvi stovyklos susidūrė gatvėse, universitetuose, darbo vietose ir net šeimose. Kiekvienas žmogus jautė, kad turi pareigą įsakyti savo nuomonę. Žemė reagavo savaip. Vandenynuose pasirodė švytintys sūkuriai, kurie priminė geometrinės figūras. Danguje atsirado švelnūs šviesos ruožai, kurie judėjo lėtu, ritmingu tempu. Kai kurie mokslininkai manė, kad tai yra miegančio branduolio aktyvumo ženklai. Planeta tarsi bandė prabilti savo kalbą, kurią žmonija dar tik mokėsi suprasti. Objektas virš vandenyno tapo šio proceso centru. Jo šviesa jungėsi su vandenyno ritmu, su dangaus švytėjimu, su Žemės virpesiais. Atrodė, kad ateiviai ir planeta kuria bendrą lauką, kuriame žmonija turi priimti sprendimą. Tai buvo didysis lūžis, akimirka, kai pasaulis turėjo apsispręsti, ar nori žengti į naują etapą, ar likti kelyje,
kuris veda į susiskaldimą. Elijas pajuto, kad ateiviai laukia ne politinio sprendimo, o vidinio suvokimo. Jie siekė, kad žmonija suprastų savo ryšį su planeta ir su visuma. Šis suvokimas turėjo gimti ne iš baimės, o iš brandos. Ir pasaulis, nors ir suskilęs, vis tiek žvelgė į švytintį kūną virš vandenyno. Tai buvo akimirka, kai žmonija turėjo pasirinkti savo ateitį. 9 dalis. Žemės pabudimas. Pasaulis gyveno įtampoje, kuri tvyrojo ore kaip tirštas rūkas. Žmonės laukė žinių, laukė sprendimo, laukė krypties. Tuo metu Žemė pradėjo rodyti ženklus, kurie priminė tylų, bet aiškų pabudimą. Tai nebuvo staigus procesas, tai buvo lėtas, ritmingas virsmas, kuris kilo iš pačių planetos gelmių. Pirmieji ženklai pasirodė vandenynuose. Naktimis vanduo pradėjo švytėti švelnia mėlyna spalva. Šis švytėjimas judėjo lėtais sūkuriais, kurie priminė geometrinės figūras. Mokslininkai stebėjo šiuos reiškinius ir matė, kad jų ritmas sutampa su objekto pulsavimu virš ramiojo vandenyno. Atrodė, kad planeta ir ateiviai dalijasi bendru lauku, kuriame vyksta tylus dialogas. Vėliau pasikeitė oras. Kai kuriuose pasaulio regionuose žmonės pajuto lengvą dūzgimą, kuris sklido iš Žemės. Tai nebuvo garsas, kurį galima išgirsti ausimis. Tai buvo pojūtis, kuris sklido per kūną kaip švelni vibracija. Žmonės jautė, kad Žemė po jų kojomis alsuoja gilesniu ritmu. Šis ritmas priminė kvietimą įsiklausyti. Danguje pasirodė šviesos ruožai. Jie judėjo lėtai, tarsi būtų nupiešti nematomos rankos. Šie ruožai jungėsi į formas, kurios priminė žvaigždžių žemėlapius. Kai kurie mokslininkai manė, kad tai yra miegančio branduolio aktyvumo ženklai. Planeta pradėjo komunikuoti savo kalbą, kurią žmonija dar tik mokėsi suprasti. Objektas virš vandenyno reagavo į šiuos pokyčius. Jo šviesa tapo gilesnė, pulsavimas įgavo naują ritmą. Atrodė, kad ateiviai ir Žemė kuria bendrą melodiją, kuri skamba visoje planetoje. Ši melodija nebuvo girdima ausimis. Ji buvo jaučiama širdimi, sąmonė, intuicija. Tai buvo gyvybės ritmas, kuris jungė visus procesus į vieną visumą. Elijas stebėjo šios reiškinius ir jautė, kad planeta artėja prie pabudimo. Jis prisiminė ateivių vaizdinius apie miegančio branduolio struktūrą. Ši struktūra priminė sąmonės užuomazgą, kuri laukė tinkamo momento. Dabar šis momentas artėjo. Žemė siuntė ženklus, kurie rodė, kad ji ruošiasi naujam etapui. Visuomenė reagavo įvairiai. Vieni žmonės jautė nuostabą ir ramybę. Jie matė šiuose reiškiniuose grožį ir prasmę. Kiti jautė sumišimą. Jiems buvo sunku priimti mintį, kad planeta turi savo ritmą ir savo sąmonės formą. Šios reakcijos kūrė dar didesnę įtampą, tačiau kartu atvėrė kelią gilesniam suvokimui. Mokslininkai pradėjo tyrinėti šiuos reiškinius ir matė, kad jie turi aiškią struktūrą. Švytėjimas vandenynuose, dangaus figūros, Žemės vibracijos ir objekto pulsavimas jungėsi į vieną sistemą. Tai buvo tarsi didžiulis organizmas, kuris ruošiasi pabusti. Žemė rodė, kad ji yra gyva visuma, o žmonija yra jos dalis. Elijas pajuto, kad ateiviai laukia šio momento. Jie atvyko tam, kad padėtų žmonijai suprasti pabudimo prasmę. Jie rodė kelią, kuris veda į pusiausvyrą. Dabar šis kelias tapo aiškesnis nei bet kada anksčiau. Objektas virš vandenyno pulsavo šviesa, kuri priminė širdies dūžį. Šis ritmas jungėsi su vandenyno švytėjimu, su dangaus figūromis, su Žemės vibracijomis. Tai buvo Žemės pabudimas. Pabudimas, kuris keitė visą pasaulio suvokimą. Ir žmonija pajuto, kad artėja akimirka, kai planeta prabils aiškiau. Šis balsas gali tapti naujos eros pradžia. 10 dalis. Nauja era. Žemės ritmas stiprėjo su kiekviena diena. Vandenynų švytėjimas tapo ryškesnis, dangaus figūros įgavo aiškesnės formas, o Žemės vibracijos sklido vis toliau. Planeta ruošėsi akimirkai, kuri turėjo pakeisti visą jos istoriją. Tai buvo pabudimo metas, kai miegančio branduolio ritmas kilo iš gelmių ir jungėsi su visais procesais, kurie vyko paviršiuje. Objektas virš ramiojo vandenyno tapo šio proceso centru. Jo šviesa pulsavo giliai ir ramiai. Tarsi jis būtų širdis, kuris siunčia signalus visai planetai. Ateiviai išliko tylūs, tačiau jų buvimas buvo aiškus. Jie laukė, kol žmonija priims sprendimą, kuris nulems Žemės ateitį. Vyriausybės surengė paskutinį susitikimą.
Šį kartą diskusijos buvo kitokios. Jose skambėjo mažiau baimės ir daugiau suvokimo. Mokslininkai pristatė duomenis apie planetos ritmą, apie švytėjimą, apie dangaus figūras ir apie miegančio branduolio struktūrą. Filosofai kalbėjo apie atsakomybę, apie ryšį su planeta, apie galimybę sukurti naują santykį su pasauliu. Politikai klausėsi ir suprato, kad sprendimas turi gimti iš visumos, o ne iš atskirų interesų. Tuo metu žmonės visame pasaulyje žvelgė į dangų. Jie matė šviesos ruožus, kurie jungėsi į formas, primenančias žvaigždžių žemėlapius. Jie matė vandenynų švytėjimą, kuris priminė gyvybės pulsą. Jie jautė žemės vibracijas, kurios sklido kaip tylus kvietimas. Šie ženklai jungė žmonės į vieną bendrą lauką, kuriame gimė suvokimas, kad planeta yra gyva visuma, o žmonija yra jos dalis. Elijas stovėjo ant laivo denio ir žvelgė į švytintį objektą. Jo viduje kilo ramybė, kuri priminė aiškų atsakymą. Ateiviai parodė kelią, o žemė patvirtino, kad yra pasirengusi žengti į naują etapą. Elijas pajuto, kad žmonija subrendo šiam sprendimui. Ta akimirka objektas pakeitė savo šviesą. Ji tapo ryškesnė, sodresnė, tarsi būtų susijusi su pačiu planetos branduoliu. Šviesa sklido į visas puses ir jungėsi su vandenynų švytėjimu, su dangaus figūromis, su žemės vibracijomis. Tai buvo bendras ritmas, kuris priminė vieną didžiulį kvėpavimą. Žmonija priėmė sprendimą. Šis sprendimas gimė ne iš baimės ir ne iš spaudimo. Jis gimė iš suvokimo, kad planeta yra gyva, kad ateiviai atvyko dalytis žiniomis, kad pusiausvyra yra kelias į ateitį. Pasaulis pasirinko bendradarbiavimą, supratimą ir brandą. Objektas virš vandenyno pradėjo kilti. Jo šviesa tapo skaidri, tarsi jis būtų išlaisvinęs visą savo energiją. Jis kilo lėtai, ramiai, tarsi atsisveikindamas. Jo pulsavimas jungėsi su žvaigždėmis, o jo forma tapo vis mažesnė, kol galiausiai išnyko dangaus gilumoje. Žemė reagavo į šį išvykimą. Vandenynų švytėjimas susiliejo į vieną didžiulį sūkurį, kuris priminė širdies dūžį. Dangaus figūros išsisklaidė, palikdamos švelnų šviesos ruožą. Žemės vibracijos tapo tolygesnės, tarsi planeta būtų įsitvirtinusi naujame ritme. Elijas pajuto, kad žemė pabudo. Tai buvo nestaigus pokytis, o aiškus perėjimas į naują būseną. Planeta tapo sąmoninga visuma, kuri jungė visus savo procesus į vieną ritmą. Žmonija tapo šios visumos dalimi, o ateiviai paliko pasaulį su žinia, kuri išliks amžiams. Tai buvo naujos eros pradžia. Eros, kurioje žmonija ir planeta žengia kartu. Eros, kurioje pažanga gimsta iš pusiausvyros, o ne iš dominavimo. Eros, kurioje kiekvienas žmogus jaučia ryšį su žeme ir su visuma, kurią ji kuria. Ir pasaulis, kuris kadaise žvelgė į dangų su baime, dabar žvelgė su ramybe, nes žemė pabudo, o žmonija pabudo kartu su ja. Ačiū, kad buvote kartu šiame pasakojime. Kiekviena istorijos dalis buvo kelionė į nežinomybę, į klausimus, kurie jungia mus su visata ir su pačia žeme. Jei ši istorija palietė jūsų mintis ar pažadino vaizduotę, paspauskite patinka, prenumeruokite kanalą ir palikite komentarą. Jūsų mintys ir reakcijos kuria šio pasakojimo tęsinį. Iki kitų susitikimų, ten, kur prasideda naujos istorijos.